Labadiena, malonūs žiūrovai, po pertraukėlės į eterį vėl beldžiasi krepšinio savaitė. Laidos pradžioje keliaujame į sostinę, kur Active Vilnius arenoje aikštės šeimininkai trečiajame kėlinyje pademonstravo geležinę gynybą, kuri padėjo pamatus ypatingai pergaliai prieš Jonavos Cibet ekipą. Galutinis šios dvikovos rezultatas 112-82. Na, o šių rungtynių ilgosios pertraukos metu į arenos palubę skilo jau treti Vilniaus Ryto legendos marškinėliai. Šį kartą tokia galimybė atiteko Steponui Babrauskui. Toliau mūsų laidoje legendinio krepšininko kalba rungtynių su Jonavos ekipa pertraukos metu. Ačiū, smagu, bet visų pirma norėčiau padėkoti Ryto organizacijai, esamam ir buvusiam savininkam, jų visai komandai. Kitą ačiū norėčiau skirti savo buvusiam komandos draugam, su kuriais tikrai liko gerų atsiminimų ir jie išliks visą gyvenimą. Tikiuosi, buvau geras komandos draugas. Galvoju, jeigu mano laikais jūs taip vieningai būtume, tai būtume niekam nepralaimėję. Steponas Babrauskas Vilniaus Ryto garbę gynė 7 sezonus 2003-2004 ir 2008-2014 metais. Būtent Stepui, būtent Ryto kapitonu, vilniečiai iškovojo vienus skambiausių titulų klubo istorijoje. 2 kart laimėjo Lietuvos krepšinio lygą ir 2009 metais laimėjo Europos taurės varžybas. Anksčiau tokio ypatingo pagerbimo iš Vilniaus Ryto legendų sulaukė Arvydas Macijauskas ir Čekas Eidsonas. Prieš kelias savaitės Telšių krepšininkai tapo nacionalinės krepšinio lygos čempionais. Tačiau džiaugsmą greitai pakeitė rūpesčiai. Galiausiai gegužės 2 dieną buvo atsakyta į klausimą – žaisti ar nežaisti kito sezono Lietuvos krepšinio lygoje. Telšiai atsisakė kvietimo į kito sezono LKL pirmenybes. Tad lygos vadovams teks ieškoti naujo klubo. Portalas Basketnews skelbia, kad LKL akys kreipsta į Gargždų miestą, kuris pajėgiausiame šalies čempionate komandą turėjo 2022-2024 metais. O šiemet laimėjo regionų krepšinio lygos B divizioną. Basketnews portale taip pat teigiama, kad Gargždų klubas puoselėja viltį žaisti nacionalinėje krepšinio lygoje. Jei taip neįvyks, Gargždai sporto centras veikiausiai dalyvaus regionų krepšinio lygos A divizione. Kitose laidose informuosime, kaip sekasi LKL 10-ojo kito sezono klubo paieškos. O šiandien aš su jumis atsisveikinu. Ačiū uždėmesį.